Sveiki, draugai, senokai nesimatėm. Tai noriu papasakoti, kur buvau dingęs. O dingęs aš buvau Amerikoje, Las Vegase, nes dalyvavau didžiausioje pasaulyje elektronikos parodoje, tai yra CES 2026. Tiem, kas nežino, kas yra CES, tai yra Consumer Electronics Show. Tai yra vartotojų elektronikos paroda, kurioje pristatome naujausią elektroniką, naujausi išradimai ir, žinoma, šiais metais buvo pristatyti labai daug robotų. Tai jau yra 2 metai, kuomet kartu su Cyber News komanda aš keliauju tenais apžvelgti, kas yra naujo elektronikos pasaulyje. CES paroda kiekvienais metais vyksta sausio 1 savaitėm. Tai šiais metais tai vyko sausio 6-9 dienomis, dėl to nuvykti į Las Vegasą reikėjo pakankamai anksti. Ko pasekoje, sausio 1 dieną, 5 val. Ryto, aš jau buvau Vilniaus oro uoste ir 7 val. Pakilau nuo žemės ir skridau į Amsterdamą. Amsterdame persėdom ir skridom tiesiai į Las Vegasą. Kaip ir minėjau, apžvelgti CES aš skrendu kaip Cyber News komanda, tai kartu su manimi iš Vilniaus skrydo mūsų prodiuseris Germanas. Tai mes kartu nuskridom į Las Vegasą ir kitą dieną susitikom jau su mūsų amerikiečių spokesperson, tai yra Josh'om. Ir mūsų 3 komanda CES'e lankosi jau 2 metus iš eilės. Tai pirma diena buvo labiau skirta aklimatizacijai, priprasti prie laiko skirtumo, apsiprasti pačiam mieste, nes ir temperatūra skiriasi. Tai pirmą dieną mes tiesiog nuvykom į ofisą ir ten viską planavomės, dėliojomės tvarkaraščius kitos dienos, nes kad suvokti pats CES pagrindinė dalis yra Las Vegas konferencijų salė. Tai vien ta salė jau yra 10 kartų didesnė už mūsų Litexpo. Ir čia yra tik tai viena dalis, nes CES laikotarpiu tą savaitę laiko ir realiai visas miestas tampa didžiulė konferencija. Nes CES vyksta ir Venetian Expo, kas yra dar viena labai didžiulė salė, taip pat ir skirtingų viešbučių konferencijų salėse. Tai pirma diena buvo tokia pakankamai rami, ofise, susiplanuota viskas. Ir tuomet sekančią dieną, tai yra sausio 3, prasideda Media Days. Tai yra dienas skirtas brandams bendradarbiauti su medijos atstovais. Tai kiekvienais tiek kitais metais aš turėjau medijos akreditaciją ir mes vykom į Lenovo. Mes vykom į Lenovo pristatymą, kuris buvo dar kitoje vietoje, net ne konferencijų centre. Ten yra baras su bowlingu ir toje vietoje buvo pastatytos tokios mini studijos būdelės. Aišku, turėjom išklausyti NDA, nes turėjom tokį dalyką kaip ant baro, tai reiškia, kad mes negalim to, ką pamatysim, mes negalim skleisti iki tam tikros dienos jokių žinių. Tai turėjom išklausyti visus mokymus, išklausėm pristatymą ir tuomet nuvykom jau filmuoti į tas filmavimo tokias mini studijas, kur Lenovo jau ne pirmą kartą tenka su jais dirbti ir labai man kas patinka, kad jie vertina kūrėjus kaip labai svarbius savo. Jie pastato tokias mini studijas, yra visi naujausi įrenginiai išstatyti spintelėje šone, tai tu gali pasimti bet kurį ir apžvelgti, kurį nori, visa informacija yra suteikiama, šalia stovi žmogus, kuris atsakys į bet kurį tavo klausimą. Tai tam Lenovo pristatymą mes turėjom valandą laiko apžvelgti kiek galima daugiau įrenginių, tai žinoma iš karto susirašėm viską, apžvelgėm įrenginius, nusifilmavom visus reportažus, kuriuos norėjom ir tuomet iškeliavom jau iš tenais tiesiai į CES Unveiled. CES Unveiled tai yra jau mini konferencija, kaip mūsų spokesperson Josh sakė, tai yra mokyklos mugė su visokiais startupais. Tai yra paprasta, sąlyginai nedidelė salė, be jokių fancy iškabų, maži stalai su užuolanda gale ir ten yra pristatomi startupų idėjos. Ir tų idėjų yra įvairių. Nuo pliušinio žaislo su AI, kuris pavydi, jeigu pamato tave, kad tu glosti kitus gyvūnus, ultrasonic vibruojantis peilis, kuris neva palengvina tavo darbą virtuvėj. Tai labai daug įvairių startupų yra tenais. Matėm ir šiuolaikinį AI Tamagotchi, kuri iš esmės tu prižiūri kaip Tamagotchi iš mūsų vaikystės.
Tai labai daug įvairių, pamatai tenais dalykų ir dauguma. Tenais yra ta vieta, kur tau kyla klausimas, kaip šitie produktai praėjo idėjos fazę ir kaip kažkoks brandas nusprendė, kad visgi reikia išleisti pinigų ir čionais įsigyti plotą, kad galėtum pristatyti savo produktą. Nes kai kurie produktai yra labai questionable, čionais yra ko gero daugiausia prototipų, kurie niekada neišvis pasaulio šviesos. Žinoma, pats CES yra dalis to, apie tai dar papasakosiu, bet CES Unveiled yra tokia mokyklinė mūgė, kur startupai pristato. Žinoma, yra ir labai gerų idėjų, kurie esam tenais matę iš pernai metų idėjų, kurios šiemet jau yra didžioji CES pagrindiniai saliai. Tai tas augimas kai kurių produktų, žinoma, yra turintis, kai kurie produktai turi labai daug potencialo, bet kartu ir yra daug produktų, kurie nelabai make sense kai kuriais atvejais, bet vėlgi, visada smagu pažiūrėti, šiemet buvo ypatingai daug lankytojų, ypatingai daug medijos, eilė buvo dvigubai ilgesnė negu pernai, nes iš esmės visi stovi eilėj ir lygiai 4 valandą atsidaro duris ir visa medija sukeliauja į vidų. Tuomet antrą dieną vyksta prezentacijos didžiųjų įmonių, tai kaip Nvidia, Samsung, taip pat ir Hyundai, į kurį būtent aš ir keliavau. Mūsų prodiuseris nukeliavo į Nvidia's pristatymą, o aš keliavau į Hyundai pristatymą, nes Hyundai pristatyme buvo pristatytas naujasis Boston Dynamics robotas Atlas. Tai būtent to pristatymo metu pasaulis pirmą kartą ir išvydo patobulintą Atlasą, išvydo, kaip jisai jau šiais metais atrodys. Tai sakau šiais metais, nes judantis Atlasas buvo parodytas dar vis dar senesnės versijos, buvo stacionarus Atlaso robotas, kuris buvo jau šių metų dizaino ir kuris jau bus gaminamas kaip produkcinis modelis. Tai kiek Hyundai sakė, tai pirmieji 36 000 Atlas robotų dirbs būtent Hyundai fabrike, bet tas visas pristatymas, Boston Dynamics, žinoma, ko gero visi esate matėte jų YouTube video, tai žinoma, viskas prasidėjo nuo šokančių šunų robotų, tuos šokančius keturkojus geltonus tikrai visi esate matę. Tai labai įdomu buvo matyti tai gyvai, visą tą choreografiją. Na ir žinoma, vėliau buvo pristatytas jau pats Atlas robotas, kuris labai mane nustebino savo ėjimo grakštumu, kaip smooth jisai ėjo per tą sceną ir žinoma jo judesiai, nes Boston Dynamics sako, kad būtent Atlasas yra įkvėptas žmogaus, bet nelimituojamas žmogaus. Tai reiškia, kad vietoj to, kad apsukti visą robotą 180 laipsnių, norint apsisukti, tai vietoj to jie tiesiog apsuka rankas ir galvą ir po to jau eigoje apsuka kūną, nes kam apsukinėti visą robotą, jeigu galima apsukti tiesiog jo dalis. Tai taip, tai būtent šitas Atlaso video, tai aš nufilmavau iškart po pristatymo. Sėdau montuoti, sumontavau vertikalų video, išsiunčiau komandai ir tuomet komanda papausino jį į visas socialinės medijas. Ir šitas video būtent Atlasas surinko 3,6 milijono peržiūrų Cybernews Instagramo paskyroje. Ir įvyko labai įdomus dalykas, nes po to aš scrollinau savo Instagramą tiesiog laisvu laiku ir aš matydavau savo medžiagą, kuri būdavo pavogta iš Cybernews kanalo, kitų kanalų. Aš matydavau visiškai nežinomų kanalų, kurie naudoja būtent mano nufilmuotą medžiagą Atlaso roboto. Labai keistas jausmas buvo, kuomet mačiau 4-5 kanalus, kurie perpausino mūsų video. Žinoma, jų buvo ir dar daugiau. Tai pirmą kartą mano videos, ko gero, surinko tiek peržiūrų ir pirmą kartą mačiau savo medžiagą vagiamą kitų kanalų. Kas yra blogas dalykas, aš esu prieš tai, bet kartu tai buvo ir įdomi patirtis matyti savo medžiagą.
ir tuomet išaušta CES 2026 pagrindinis renginys. Tai pagrindinis renginys, kaip ir sakiau, vyksta visam mieste. Oficialiais duomenimis CES 2026 aplankė 150 000 žmonių. Tai yra didžiulis kiekis žmonių. Šiais metais CES parodoje jausmas buvo truputį kitoks negu pernai. Nes pernai mums tai buvo žinoma nauja, buvo daug excitemento. Šiais metais mes jau nuvykom žinodami, ką mes norim daryti. Tai kuomet mes nuvykom, mes jautėm, kad ir dauguma brandų, jie matė mūsų video, jie žino, kas yra Cyber Newsai. Dėl to šiais metais mes turėjom labai daug įdomių galimybių. Viena iš jų yra Boston Dynamics. Tai taip, mes buvom Boston Dynamics konferencijoje, mes sėdėjom kokių 15 metrų nuo scenos ir mes matėm robotą einantį. Bet CES brandai moka didžiulius pinigus, jie daro kuo įspūdingesnės savo būdeles, taip įvardinkim plotus. Ir šiemet Boston Dynamics sukūrė labai įdomią erdvę, kur buvo imituojama fabriko erdvė ir už barjero, kad žmonės, aišku, nesigrūstų, buvo demonstruojamas jų naujasis Atlas robotas, kaip jis atlieka funkcijas. Ir mes priėjom, norėjome gauti interviu, mes su jais, žinoma, bendravom porą dienų prieš tai, susirašinėjom ir mes paprašėm interviu ir mes tikėjomės, kad mes būsim vienoje barjero pusėje, jie bus kitoje ir mes kalbėsim. Bet jie mus pakvietė praeiti pro backstage ir ateiti ant scenos šalia naujųjų Atlas robotų ir tenais viską filmuoti. Tai einant pro galą, mums neleido filmuoti, bet aš mačiau robotus kabančius ant pakabų, Atlas robotus gulinčius ant žemės, pusiau atvirus, su laidais išlindusiais. Atrodė kaip toks postapokaliptinis apie robotus filmas, kuomet jau žmonė bando ardyti robotus ir aiškintis, kaip jie veikia. Bet mes praėjom jau pro tą galinį kambarį ir atėjom ant scenos, kur nufilmavom interviu ir tuomet aš filmavau B-roll medžiagą, tai yra dengimus mūsų reportažui. Ir realiai aš buvau per nepilną sprindį nuo labiausiai pažengusio humanoidinio roboto pasaulyje ir tai buvo nepakartojama patirtis. Kas šiemet mane labai nustebino ir ko gero sutrikdė, tai buvo pačiam CES visa tema buvo robotai arba AI. Ir labai daug kur buvo robotai su AI ir AI su robotais. Tai matėm labai daug to, bet man visada atrodė, kad robotai, humanoidiniai robotai yra labai toli. Mes matom Boston Dynamics klipus internete, bet tai atrodo, kad tai yra labai labai toli. Šiais metais, matant visą tai iš arti, aš supratau, kad robotai, humanoidiniai robotai jau yra daug arčiau, negu mes galvojam. Jie jau gali atlikti nemažą dalį užduočių, tai aišku, žinoma, visi bando parduoti, kad tai yra pagalbininkas, kad tai pavojingus, sunkius darbus paims, bet kartu tu matai jų, kaip greitai jie juda, kaip tiksliai jie juda, kokius veiksmus jie atlieka. Jau kartais darosi net ir neramu pasižiūrėjus, nes o jeigu kas nors sukurs armiją tokių robotų, žinoma, jie dar nėra pažengę, kad sukeltų mums pavojų, bet jie juda link to. Aišku, labai geras to pavyzdys buvo mūsų apsilankymas BattleBots arenai. Tai BattleBots arena, tai yra arena, kur vyksta robotų mūšiai jau daugybę metų, tai yra labai populiari laida Amerikoje buvo, man regis ir Lietuvoje rodė televizijos. Tai vis tai būna pritaikyta robotams, kuriuos komandos suformuoja patys. Tačiau šiais metais jie sugalvojo renginį, jie paėmė Unity 3 robotus, tai yra maždaug 1,60 m aukščio robotai, uždėjo jiems pirštinės, pakvietė krūvą youtuberių ir jie kovojo vieni prieš kitus. Tai mes turėjom progą apsilankyti ten, pastebėti vis tai, kaip vyksta gyvai. Tiesą sakant, aš net esu matomas Linus Tech Tips video fone ir apžvelgiant bendrai visą CES, tai žinoma, tai visi galvoja, kad keliauja į Las Vegasą, kazino, poilsis, čilinsi. Ne, šiaip mūsų dienos iš tiesų atrodė labai įtemptos, mes darbą pradėdom 8 valandą,
kartais dirbdavom, medžiagą plaudindavom ir iki 10 vakaro, tada grįžti į viešbutį, pamiegi ir vėl diena kartojasi. Tai iš tiesų tai yra 8 dienos labai įtempto darbo, labai varginančio darbo, bet šiemet mums įvyko tokia net filmo verta pabaiga, kuomet mes jau sėdėjom lėktuve išskristi iš Las Vegaso ir realiai 3 minutės iki mum pajudant, vienas iš mūsų video pasiekė 1 milijoną peržiūrų, dar būnant mums Las Vegase. Tai čia buvo tokia visiškai filmo verta pabaiga ir tuomet mes jau atsipalaidavom, kuomet pasiekėm 1 milijoną ant vieno video. Tuomet jau ramiai skraidom namo. Žinoma, skrydis į Vilnių atgal truko 17 valandų, iš kurių 4-5 valandas buvo Amsterdame persėdimas. Tai vien tas grįžimas namo irgi dar papildomai išvargina, bet žiūrint dabar, tos 11 dienų praleistus keliaujant ir filmuojant CES, tai yra neįkainoma patirtis, kad aš galiu keliauti su Cybernews komanda ir būti ten, kur vyksta inovacijos, matyti, kur link juda pasaulis, tai yra elektronikos įrenginiai. Tai bendrai žiūrint, tai yra labai įdomi patirtis. Tai taip praėjo mano pirmas sausio savaitės. Tai lankiausi Las Vegase, CES parodoj, konferencijai, tuomet reikėjo atsigauti. Na, o dabar jau turiu idėjų, nes per tą laiką, kol manęs nebuvo labai daug prisnygo, o oras puikus yra sniegleniam, tai turiu idėjų, kaip grįžti su daug turiniu, nes aš turiu porą video idėjų dar nuo pernai metų, kuomet sniego nebuvo. Tai labai tikiuosi, kad pavyks jas išpildyti, tai pažadu daugiau video greitų metu. Na, o tikiuosi, kad šitas CES apžvalga jums patiko. Jeigu patiko, pakomentuokit, tuomet galėsiu papasakoti daugiau apie tai, ką aš darau su Cybernews komanda, kaip vyksta mano kasdienis gyvenimas dirbant su jais. Na, o iki tol nepamirškit paspausti like, subscribinkit ir susitiksim su naujais video jau visai greitai. Iki!